Norėčiau parodyti, kaip labai paprastai, tačiau ypatingai skaniai pasigaminti žuvį. Žinoma, galima lygiai tą patį receptą pritaikyti gaminant namuose, tačiau gaminant lauke, grilyje, tai bus žymiai skaniau. Taigi bigrinė kepsninė įkurta, šiandien naudosiu tiesioginį kepimą, maždaug 200 laipsnių ir pradedu nuo to, kad įdedu keptuvę. Keptuvėje ruošiu gaivų, tokį pomidorinį, bazilikų padažą. Reikėtų maždaug 2 skiltelių česnako ir aitriosios paprikos. Aitrioji paprika yra pasirinkimo reikalas, jeigu nevalgote aštriai, jos galite tiesiog nedėti. Kai padaže yra įvairūs skoniai, rūgšteliai ir saldumas, šiek tiek sūrumo, aštrumas, tas balansas tiesiog sukuria wow efektą. Jeigu nesate tikri, kokio aštrumo yra pipiras, aitrusis pipiras ir kiek jo įdėti, tiesiog truputėlį nupjovę čili pipiro, palieskite su ranka ir palaižykite liežuvio galiuku. Iš karto suprasite, ar labai aštru, ar taip vidutiniškai, nes čili pipiras dažnai skiriasi jo aštrumas. Į kaitintą keptuvę pilu 2-3 šaukštus tyro alyvuogių aliejaus ir sudedu česnaką bei aitriąją papriką. Kepti reikėtų nedaugiau 1 minutės, kad tiesiog išleistų aromatus. Turiu daug gražių vyšninių pomidoriukų. Tikrai rekomenduočiau paieškoti įvairiaspalvių, nuo to jūsų patiekalas bus tik gražesnis. O su jais ką reikia padaryti? Tiesiog perpjauti pusiau. Pomidorai keliauja į keptuvę su jau apkepusiu česnaku bei aitriąja paprika. Ir keps maždaug 10 minučių, tikrai nedaugiau. Reikia, kad pomidoras paleistų savo sultis, lengvai apkeptų, suminkštėtų. Ir padažą gaminsime toliau. O kol apkeps pomidoriukai, galima paruošti žuvį. Su žuvim nieko daug daryti nereikia. Kuo mažiau su žuvim padarai, tuo išraiškingesnis jos yra skonis. Kepsiu baltą žuvį, uotą. Galima būtų naudoti menkę, sterką, bet kurią baltą žuvį. Bent jau mano rekomendacija tokia, kad jinai būtų kuo mažiau riebi. Ir šiek tiek druskos. Truputėlis šviežiai maltų pipirų. Ir truputėlis citrinos žievelės. Galima būtų padalinti dar per pusę. Balta žuvis, neriebi žuvis dažnai kepimo metu ima, galima sakyti, byrėti. Taip pat gali atsitikti ir grilyje, todėl ką aš tikrai dažnai darau, tai pasiemu sviestinio popieriaus. Sviestinis popierius netgi tiesioginiai kaitro, jeigu ant jo yra kažkas uždėta, iš apačios nedega. Krašteliai gali kažkiek apdegti, tačiau žuvį padėję štai taip ant popieriuko, dėsime į grilį ir tai bus tarsi tokia mikrokeptuvėlė, neleidžianti žuviai prikibti ir jeigu kad ir šiek tiek byrės, paskui vis tiek galima lengvai išimti iš grilio. Kokios spalvos. Trumpam išimsiu keptuvę tiesiog, kad sudėti kitus ingredientus. Maždaug 100 ml balto sauso vyno. Šaukštas kaparėlių, taip pat su skysčiu, su sultim, 50 gramų sviesto, šaukštelis cukraus. Cukrus jisai subalansuoja pomidoro rūgštelę. Įprastai, kai daromi patiekalai su pomidorais, su pomidoriniais padažais, reikėtų įdėti bent jau žiupsnelį cukraus, kad subalansuoti skonį.
Taigi visai nedaug, žiupsnelis druskos. Taip, citrinos žievelė, maždaug pusės citrinos žievelė. Ir pusės citrinos sultis. Ir keptuvė dar keletui minučių grįžta į grilį, kad šiek tiek nugaruotų ir susimaišytų visi skoniai. Atrodo tiesiog puikiai. Sviestas duoda padažui kremiškumo, vynas nugaravo, beliko tik toks nuostabus jo aromatas. Taigi dar minutė ir padažas keliauja iš kepsninės, bet prieš tai turim pasiruošti paskutinį ingredientą, tai yra bazilikas. Jo reikės nemažai, tokio gero pundelio, bet jį maišysiu jau išėmęs keptuvę iš grilio, tam, kad ne per stipriai perkaistų pats bazilikas. Tuomet jisai patamsėja, tampa nebe tokios gražios žalios spalvos. Jauno baziliko koteliai yra išties minkšti, tad galima smulkinti ir su jais. Kol padažas neatšalo, į grilį keliauja žuvis. Keps 2-3 minutės, tikrai nedaug. Tiesioginė kaitra, žuvis nėra labai stora, tad dedam. Tikrai greitai, skaniai ir paprastai galima pasigaminti, galima sakyti, restorano lygio patiekalą. Ir spalvinga, ir kvapnu. O svarbiausia, žiauriai skanu. Vienas geresnių receptų mėgstantiem žuvį. Pomidorų rūgštelė, padažas tapo tarsi tokia emulsija kreminė, neperkaipa žuvis ir viskas sudėjus gaunasi idealu. Na, kaip pasigaminti šį bei visus kitus mūsų receptus, jūs kaip visada sužinosite užsukę į skaniai ir paprastai socialinius tinklus. Užsukite ir į mūsų YouTube platformą, ten rasite visus receptus video formatu. Kaip visada labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservams, NEF bei žinoma Big Green Egg. Su šiom kepsninėm visi patiekalai gaunasi tobulai. Kol neatšalo, mes ragaujam, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį su dar 2 puikiais receptais. Iki! Kažkas naujo. Pradėsim gaminti žuvį.